Labadiena. Šiandien mes darysim gėlytę. Mes darysim tokią gėlytę. Jums reikės žalios, mėlynos ir geltonos spalvos. Tai pasirašykite. Čia viskas po vieną lapą, tai jūs darykit. Va, paimkit spalvotų popieriaus ir baltų popieriaus, jeigu jums aišku reikės. Pasibandyti ten kažką. Nežinau, gal ir balto jums nereikės. Tai jūs paimkit, kaip sakiau, geltoną, galite storą, galite ploną, kokį tik tai norite. Ir geltoną, žalę, žalę ir mėlyną. Va, ir mėlyną, kaip sakiau. Tai pas mus yra 3 spalvos, geltona, žalia ir mėlyna. Čia yra 3 spalvos ir mes darom. Tai nuo ko pradedam? Pirmą paimam geltoną spalvą. Ja padarom tokį rutuliuką. Taip. Tada, 2 rutuliukus. 2 rutuliukus. Va, 2 rutuliukai. Ir dabar mes paimam žalią spalvą. Mes dabar darysim lapelius tokius, parodysiu. Va, nupiešiu tuo. Va toks lapelis. Gali būti biškutį mažesnis. Va. Tai va. Pasidarykit taip prie šono. Va. Vienas mažas, vienas didelis. Tai va. Dabar darom kotelį. Paimkit gal jums. Paimkit, persibrėžkit lapą. Va. Paimat, pavyzdžiui, pavyzdys. Tokią knygelę paimi ir tu toks, taip padarai. Kokia knygelė plotis, koks knygelės plotis, va. Ir va. Ir va, dabar gali taip, taip per pusę va toj parodysiu. Va, per pusę. Va, perbrėžiam per pusę. Ir dabar va šitą dalį mes turim ją iškirpti. Ir šitą iškerpam. Iškerpam toj. Žirklės toj nešiu. Palaukit. Tuoj pradėti žirklės. Žirklės jau. Atsinešiau. Čia greitai. Žirklės. Čia greitai atsinešiau. Dabar su tom žirklėm iškerpam. Ir aišku, lapelius iškerpam. Va. Vienas. Ir... Antras. Va. Turim 2 lapelius. Mes juos priklijuosim, aišku.
Dabar pasidedam juos į šoną ir perkirpam per pusę šitą lapą. Va. Padarėm taip. Dabar čia toks lapas. Taip. Su šituo lapu mes, kaip čia padaryti? Su šituo lapu, dar padarysim, mes tai pasidedam irgi į šoną. Dabar iškirpam skrituliukus, geltonus. Geltonus skrituliukus. Op, op. Paimam vieną skrituliuką. O dabar paimam antrą skrituliuką. Va, tuoj. Padarysim, kad būtų lygios kraštinės, kaip sakoma. Lygios kraštinės. Va, taip nusikerpam, kad būtų lygiai. Čia šitas video skirtas vaikams, aišku, ir tiems jau suaugusiems vaikams, kurie jau link suaugusių. Šitas video skirtas iki 7 klasės ir iki tos. Ir iki nulinės klasės. Iki nulinukė. Kur nulinukai būna. Tai va, čia šitas skirtas video, nes, leliukams, ten darželinukams neskiriu šito darbo, nes gal jums bus per sunku. Nežinau. Taip yra, nes, galite ir taip bandyti, bet tiesiog jums bus biškutį sunku. Va, dabar paėmėm mėlyną lapą. Mes su juo turėsim tokias padaryti, tokius, tuoj parodysiu. Mums ką reikia padaryti. Va. Mes darysim gėlytę, aišku, ir jos gėlytė turės atrodyti ten. Va, paimi viduriuką ir taip aplankstai. 1, 2, 3, 4, 5 ir taip toliau. Ir tada, mes neužklijuosim, mes taip paimam. Ir tada paimam dar vieną skrituliuką, uždedam po apačią ir suklijuojam. Ir tiesiog taip padarai. Bet reikės daug skrituliukų prikirpti ir paskui reikės juos suklijuoti, va šitos dalykus. Okay? Taip lengva. Prisidarai va tokių juostelių. Vat juostelių prisidarai tokių. Va. Dar vieną juostelę, jau 2 turiu. Labiausiai juostelės aš jums siūlau padaryti kokias 4-5, aš šį kartą padarysiu 5. Jeigu aišku tilps. Jeigu netilps, paimsiu 4. Jeigu dar netilps, tai paims 3. Tikriausiai, kad 4 tilps. Jau 3. Tuo 4 bus. Šiandien kokia diena? Teisingai, mano draugė. Šiandien yra kovo 18. Tai va. Kovo 18.
yra graži visai diena, kaip kovo 8, kovo 18 ir taip toliau. Tai va. Jūs galėsit tokią gėlytę ant viduriuko jo, galėsit parašyti linkėjimus, dar kažką, nežinau. Čia jūsų yra nuomonė, jūsų fantazija, kaip sakoma. Tai va, paėmė iš penalo klijus. Mes su tais klijais sulipinam jau tuos dalykus. Va, darom. Tuoj. Bus padaryta. Va, jau tokia gėlytė, va, kaip sakiau, va, tokį padarai ir toks kaip lašelis kaba. Toks. Prisimenat praeitą video, būtinai pasižiūrėkit apie gandrą, tuo jums parodysiu. Gandras tai žiauriai buvo juokingas. Prisimenat, kaip darėm? Va, toks gražus. Prisimenat? Žiauriai gražus. Tiesiog fantastikai, kaip buvo gražu. Nu, prisimenat, kaip kalbėjomės gražiai. Viską. Tiesiog buvo labai daug dalykų. Kalbėjomės, kiek tai galim. Tai čia yra taip, mano draugė. Tai čia buvo, šitą dariau, tą video dariau šiandien, būtent šiandien. Daug aš daug prigalvoju visokių nesąmonių. Nesąmonės tai nesąmonės, bet tiesiog aš kūrybingas žmogus. Aš daug prikuriu visko, ką tik gali. Na, va taip. Aš dar šiaip jūsų komentaruose. Dar aš netgi to video neišsiunčiau, kur ten buvo tose komentaruose. Jums aš neišsiunčiau to video. Tai jis bus tikriausiai išsiųstas rytoj. Taip, kovo 19. Tai ar tikrai taip? Aš nežinau. Aš jums gal pasakysiu. Nežinau. Nu, aš jums va šitą visą video, aš jums kaip biškį su trupučiu dar prie gandro video pridedu. Tai mes jau darom 13 minučių šitą darbą. Labai ilgai. Ne, kad labai ilgai, bet ilgokai. Va, sulipinom 4 jau ir 5 liko. Va. Sulipinam ir va. Mes dabar užsukam klijus. Ir žiūrėkit, kiek aš padariau. Va tokie. Labai gražus turi būti. Nes jeigu negražus, nu nebus tokie. Žiauriai cool. Tai dabar pasidarom kodą. Aš jums rodau. Perlenkiam taip. Dar kartą perlenkiam taip. Ir dar kartą perlenkiam. Vat jau. Taip. Ir mes priklijuosim. Va. Ui. Biškutį bakstelėjau į ekraną. Va. Padarėm tokį kotelį. Dabar čia užklijuojam, kad neatsilipintų. Vėl turiu tos klijus atidaryti. Opa. Oi. Va. Padarom tokį. Va. Užklijavom. Biškį taip geriau. Va. Tai dabar turim taip padaryti. Čia jau gana sunki užduotis.
nelabai prisimenu. Man atrodo, kad reikės vėl iš naujo šitos skrituliukus daryti, nes kažkaip jie per mažino. Ar taip, mano draugė? Ar taip? Man atrodo, kad taip. Nu, va, žiūrėkit, iš toli. Nu, ar čia... Ar mažas, ar didelis, aš nežinau. Palyginkit su šituo, na. Kas didesnis? Aišku, kad mėlynas. Tai reikia, žinokit, daryti iš naujo tos geltonus skrituliukus. Šį kartą didesnius. Nes tikrai čia kažkokie... O... Va. Tokie dideli. Tokie kaip gali. Tokius didelius nupieškit. Va, paskui palyginsim. Va. Karpam. Ir sukarpam. Va, sukarpysim tai. Opa. Šitam dalykui daug laiko reikia skirti. Va, daug labai laiko. Nesakyčiau, kad labai mažai, bet daug kokai. Jūs galėsit šitą gėlę padovanot mamai, sesiai, nežinau, tetai, močiutei, kam tik nori. Nes aš tai nežinau, kam dovanosiu. Gal kažkam, neprisimenu kam, bet tikrai kažkam dovanosiu šitą gėlę. Tai va. Iškirpinėjom, kad vėl būtų lygios kraštinės. Ir būtinai paspauskite laiką ir subscribinkit. Nes, liūdna be jūsų subscribų. Gaila kažkaip, nieko nėra ką pasikalbėti su jumis. Paskui gaila, paskui neįdomu. Tiesiog palaikykit mane. Aš jums dar padarysiu video, nes, aš jums darau video, o jūs man čia neparsubscribinat ir kur laikų nededat. Nes, jau kažkaip liūdna, kad nieks nesubscribina, Reik biškutį jums galvą, kad nebūtų tam žmogui liūdna, kad jis tiek daug video pridaro, o dabar jam nieks nesubscribina. Čia būkit geri, pasubscribinkit. Žiūrėkit, dabar taip padarėm ir taip lipinam su tais klijais. Va dar, taip klijais padarėm. Matau, kad jūs bus daug gražesnis. Nežinau, jūs galėsit man atsiųsti video. Ne video, nuotrauką galite atsiųsti man. Ir aš galėčiau pasižiūrėti. Gal gražus, gal negražus. Aš nežinau. Tai va. Tokie pas mane reikaliukai. Va. Kur dar? Kur penktas slėpies. Va. Ar graži šita gėlytė? Nežinau. Dabar reikia dar pridėti geltoną. Priklijuosim. Aš jau šį kartą neturiu gumos, kur prilipinti tą mano darbelį. Aš galiu jums ir šitą darbelį daug atsiųsti, jeigu jums patiko. Galiu jums daug atsiųsti. Visko. Ko tik nori. Va. Tai čia dar liko lapelius priklijuoti.
lapeliai. Priklijuoti tai bus. Va. Ir mažiukas